Noriu pristatyti Jums naujieną iš Hovelerio. Tai yra papildai šunims. Pavyzdžiui, šitas yra kolagenas. Tai kaulams, sąnariam šuniuko jūsų. Taip pat skrandžiai, virškinimo sistemai yra probiotikai ir prebiotikai. Ir taip pat yra lašišų aliejus. Šitas papildas probiotikai ir prebiotikai tai yra jūsų šuns virškinimo gerinimui. Probiotikai tai yra jau pačios gerosios bakterijos, o prebiotikai tai yra mikroflora, kurioje gyvena bakterijos ir jos, kad daugintus, reikia tą mikroflorą pagerinti. Tai va, štai šitas papildas taip pat duodamas mažais kiekiais, įberti į šlapią maistą arba į sausą. Taip pat galite truputį vandenukų užpilti ir šunis be galo skaniai suės. Taigi apie kolageną. Jis skirtas šuns kaulams, sąnariams, raumenims. Ir jeigu jūsų šuo jau amžiuje, tai labai rekomenduotina paduoti šitą papildą. Arba jeigu jūsų šuo sportuojantis, daug bėgioja, jam reikia pagalbos, tai labai rekomenduojam duoti šitą papildą. Jo dideliais kiekiais nereikia. Pagal svorį užtenka po 1-2 arbatinius šaukštelius įberti į esamą pašarą. Jeigu tai sausas maistas, galite užpilti šiek tiek vandeniu ir šunis be galo skaniai suėda. Taip pat norime pristatyti nuostabų produktą, tai šunims lašišų aliejus iš Hovelerio. Jis skirtas pagerinti odą ir kailį, kad kailis pradėtų žvilgėti, taip pat ir šuns bendrai savijautai. Jo nereikia daug pilti. Iki 10 kg šuniui 1 arbatinis šaukštelis, iki 20 kg 2 arbatiniai šaukšteliai. Na, jeigu jau šuo yra didelis ir sveria daugiau nei 20 kg, tai bus 3-4 arbatiniai šaukšteliai per dieną. Šuo labai skaniai laižo šitą aliejų. Galite tiesiog iš šaukštelio duoti išlaižyti arba pilti ant pašaro. Dabar gera proga yra įsigyti šios papildus, nes yra 10% nuolaida. Ir apie jų sudėtį galite pasiskaityti mūsų internetinėje svetainėje rančospašarai.lt.